Sveiki, šiandien panagrinėsim Mokslo sriubos 2024 metus. Ką nuveikė, ką sukūrė, na ir kokia situacija dabar. Žiūrim į jų pačių paskelbtą ataskaitą. Taip, tai nebus tik sausi faktai ar skaičiai, iš tikrųjų tai visa istorija apie didelius projektus, apie pokyčius ir, svarbius sprendimus. Pažiūrėkim giliau. Gerai, tai kas ten reiškiausia? Ataskaitoje paminėta kelionė į ITER Prancūzijoje. Didžiausias pasaulyje termobranduolinės sintezės reaktorius statomas. Ir jie pirmieji lietuviai ten filmavę. Būtent. Ir ne tik ITER, bet ir veikiančią Tokamaka West aplankę. Patekti į tokius objektus yra, tiesą sakant, labai sudėtinga. Tikrai. Tikrai. Tai rodo, kad komanda turi gerą vardą ir kad jie gali atverti Lietuvos žiūrovų į duris ir tą, pažangiausią mokslą. Didelis dalykas mokslo komunikacijai čia pas mus. Be abejo. O kas dar tokio įsimintino? Mačiau, buvo ir interviu su NASA astronautė. Ir dinozaurai kažkokie. Taip, įvairovė tikrai didelė. Pokalbis su Hedemari Stefanishin Piper tai jau įvykis, paskui dalyvavimas tikroje dinozaurų kasinėjimo ekspedicijoje Portugalijoje su paleontologė. Ir temos arčiau namų, jautrus ciklas apie radioaktyvesias atliekas Maišiagaloje. Netgi, uodų tyrimai povočiuose, ieškant to Uhano uodų viruso, rodo platų spektrą. Supratau. Ir visą tai, virto laidomis, reportažais. Kiek maždaug turinio jie pagamino? Pagrindiniam mokslo sriubos formatui 16 laidų, temos įvairiausios žaibai prie TV bokšto, cheminiai ginklai Baltijoje, net aviacija Marse. Tada dar visiškas kosmosas, 37 epizodai, 7 planetos ant delno, 17 tinklalaidžių ir dar reportažai. Daug visko. Ir dabar didžioji dalis to YouTube kanale. Būtent tas YouTube'as ataskaitoje užsimenama apie LRT, kad sąlygos keitėsi, kad jie nebedalyvavo konkurse. Kas ten įvyko? Kodėl toks posūkis YouTube'e? Pagrindinė priežastis, kiek suprantu, buvo tos LRT taisyklės. Jos neleido kelti laidų į YouTube'ą sezono metu. O mediatekos žiūrimumas mažas? Taip, palyginus su YouTube potencialu labai mažas. Tai reiškia, kad, prarandama didelė dalis auditorijos. Todėl, kai baigėsi sutartis, gruodį jie nusprendė, kad visas dėmesys dabar savo YouTube kanalai. Atrodo logiška. Ypač, kai pamatai tuos YouTube skaičius ataskaitoje, beveik 1 milijonas peržiūrų per metus, 126 000 žiūrėjimo valandų, prenumeratoriai auga. Taip, auditorija ten akivaizdžiai yra. Bet ar tai išsprendžia finansavimo klausimą? Nes išlaidos žiūriu nemažos, apie 57–58 tūkstančius eurų per metus, o pajamos? Ir čia, man atrodo, didžiausias galvos skausmas. Žiūrovų parama per Contribui apie 6,5 tūkstančių eurų. Iš 1,2% GPM beveik 12 tūkstančių, dar šiek tiek iš YouTube reklamos, nepilni 2 tūkstančiai. Tai čia tik dalis išlaidų padengiama? Būtent, nežinom, kiek tiksliai buvo LRT parama, jį konfidenciali, bet akivaizdu, kad susidaro, kaip čia pasakius, nemažas skirtumas. Ypač, kai atlyginimai ir filmavimo, montavimo paslaugos sudaro didžiąją dalį kaštų. Virš 26 tūkstančiai ir virš 22 tūkstančiai atitinkamai. Vadinasi, tas įėjimas į YouTube'ą tai ne tik dėl auditorijos, bet ir būtinybė ieškoti kitokio finansavimo modelio. Tiesiogiai per žiūrovus. Manau, kad taip. Tai žingsnis į didesnę laisvę, bet kartu ir į didesnę finansinę riziką be abejo. Daug kas priklausys nuo to, ar pavyks įtikinti žmonės remti tiesiogiai. Jie dėkoja rėmėjams, partneriams, VU-ASAF, FIDI, Technarium, KTU, SMD, rodo, kad ta bendruomenė svarbi. Tai apibendrinant, 2024 mokslo sriubai buvo tokie. Įspūdingų projektų metai, daug turinio sukurta, bet tuo pačiu lūžio metai. Sprendimas keisti kryptį dėl sklaidos, dėl finansų. Tikrai taip. Metai, kurie parodė ir kūrybinį potencialą, ir tam tikrą veiklos trapumą galbūt. Ir va čia kina klausimas pamastymui. Žiūrint į šitą mokslo sriubos pavyzdį, perėjimą į internetą, tą finansinį iššūkį. Kokių dar kelių galėtų ieškoti panašus mokslo popularizavimo projektai Lietuvoje? Kaip jiems ne tik išgyventi, bet ir augti? Tiesiogiai terkiant savo auditoriją internete. Gal yra kokių neišbandytų būdų?